Europoje bei Jungtinėse Amerikos valstijose atgimęs 90-mečio pradžioje, Lietuvoje lindihopas savo istoriją pradėjo 2000-aisiais. Tuo metu Ichtiandras Valiulis ir Solveiga Griušytė Klaipėdoje įkūrė klubą Čarlis ir pradėjo propaguoti svingo muziką ir to laikmečio šokius. Netrukus lindihopo mylėtojų atsirado ir Vilniuje, tačiau pasak šio šokio pradininkų niekas nesitikėjo, kad po keliarių metų vos kelių parų bendruomenė išsiplės iki sausakimšų klubų bei tikrų svingo eros fanatikų, save vadinančių ne šokėjais, o tiesiog lindihoperiais. Lindihopas yra tokia, nežinau, liga, toks priklausomybė, sakyčiau, kuri užvaldo visą laisvą laiką. Ir kuo toliau tu nori, tuo daugiau to laisvo laiko turėti, kad tuo labiau galėtum jį skirti lindihopui. Tai yra kūryba, tai kažkokia meno šaka, antra yra sportas, trečia yra visa aplinka ir be abejo labai daug. Muzika, draugai, viskas. Tai yra būtent taip, kaip save išreikški. Kas ir yra faina, tu gali būti plonas, storas, bet daryti tai, šok taip, kaip tu moki ir iš tikrųjų tai yra tai, kas tu esi ir tai yra lindihopas. Man lindihopas yra mano gyvenimo dalis. Didelė? Didelė. Aš esu lindihopė, lindihopas yra mani. Taigi lindihopas išties užvaldo žmonės, o lindihoperiai didžiąją daugumą tų, kurie ateina pažiūrėti, kaip šokio aikštelėje gimsta improvizacijos ar atliekami autentiški 20-ojo amžiaus pradžios triukai. Europoje praktiškai yra šoka vyresnio amžiaus žmonės lindihopą. Tuo tarpu Lietuva išsiskiria bent jau iš Europos to, kad čia šoka, lindihopas yra jaunimo šokas, tai yra, kaip mes sakom, šoka studentija, šoka tie, kurie tuoj bus studentai, bet po truputį pradeda ir jų tėvai šokti, iš tikrųjų, nors šiaip toks yra lietuvio brožas. Jeigu mano vaikas šoka, tai man šitas lyg ir netiktų. Iš tiesų tai yra didelė nesąmonė, gali šokti bet kas. Jeigu moki vaikščioti, gali šokti. Vilniuje, tai sakykim taip, pro mano rankas praėjo turbūt virš 1000 žmonių. Iš principo, žmonės rotuoja, keičiasi, bet praktiškai, jeigu eini Vokiečių gatvę ar Gedimino prospektų, tai praktiškai kas 200 metrų sutinki lindihoperį. O atšilus orams lindihoperiai gatvėse pasirodo vis dažniau ir trenksmingiau. Parkuose, aikštėse ar skersgatviuose. Šį šokį rodos galima šokti visur ir visada. Tai reikia geros nuotaikos ir nors kartą nesijaudinti, ką apie tave gali pagalvoti kaimynai.